Ei, sveiki draugai, na ką, vėl šiandieną mes garaže, vėl aš purvinas ir vėl šiandieną kai ką gaminsime, darysime, ne maistą gaminsime. Garaže, vėl gavau siuntinuką, truputėlį anksčiau aš jį gavau, bet tai buvo užsiėmęs smarkiai, kad neturėjau laiko šio įgyvendinti, na o dabar įgyvendinsim. Žiūrėkit, ką turiu. Tai čia va tokia ilga dėžė ir joje Opa! Mano vėliava su mano inicialais, su mano inicialais, sakau, su mano logo ir pavadinimu. Toliau dar ne viskas, taip pat man dar įdėjo štai tokią vėliavą, kurią galėsiu pasikabinti švenčių progą. Opa! Didžiulė. Ir taip pat dar vienas dalykas. Čia yra reklaminė vėliava su mano logotipu, kuris statosi, na, įsismeigia į žemę. Tai ją naudosiu varžybų metu su traktoriukais arba taip kur nors išvykose, kur galiu pasikabinti savo vėliavą. Tai va, visą šitą gavau iš flagmanas.lt, tai jeigu norit kažką panašaus užsisakyti, būtinai kreipkitės. Jeigu dar paminėsit, kad nuo Iron Monkey Garage, tai manau ir gausite nuolaidą. Būtinai paminėkit, kad nuo manęs. Taip, išsiardom. Čia vat yra toksai dalykas, kuris meigiasi į žemę ir vėliava gali suginėtis. Ką, pabandom surinkti, kaip šiandien atrodys. Taip, kaip meškerė. Tikiuosi taip darau, ne? O, kad ilgas. Paliksiu aš jums nuorodą į jų puslapį. Padaro greitai su jūsų norima atributika, užrašais ir viso ko jūsų širdis geidžia. Va. Kaip suprantu, šitą reikia uždėti. Ne tą pusę. Taip. Čia yra tokia kilpelė. Ją užkabinam ir įtempiam. Dabar čia neturiu kur įdėti, eisim į lauką, gal įsmeiksiu. Nu va, ir mano bus tokia reklaminė vėliavėlė. Gera, ne? Nematot visų ūgių. Tai va, kreipkitės flagmanas.lt. Pagaminsim tikrai kokybiškas vėliavas. Va, susideda, įsismeigia ir puikiai. Tai va, gerai, šiandien ne apie tai, šitą gal apžvelgsime po to, bet esmę supratote, ne? Daug kur matėt prie pastatų, prie visokių parduotuvių, štai tokios vėliavos. Jos tikrai atkreipia dėmesį ir atlieka savo darbą. Na, o kitas vėliavas aš neturiu ant ko įsikelt. Ir šiandieną ką mes padarysime, tai pasigaminsime vėliavos stiebą. Ir sorry, kad man stringa. Įsibetonuosime šiandieną pas mane sklype ir kelsim vėliavą. Gal ne iš karto, bet... Tai va. Gerai, nešamės, iš ko mes įgaminsimės. Pirk nepirkau, aš kaip visą laiką. Rankas abidvi dešinės, tai bandau
Bandau visą laiką viską pats padaryti ir kartais tai neveikia. Gerai, nešamės kai ką į garažą. Taip, tai pirmoji eilė įsigulėjo lauke, tai nusivalysime. Jisai yra dažytas, bet aš manau, mes nieko jo nešveisim, aš čia bandžiau biškį pašveist. Ir, man atrodo, bereikalingas darbas. Ir taip gan lygus yra, tai tiesiog uždažysime gražiai juodai, manau. Iš naujo ant viršaus. Ir tiek. Bet, kad nebūtų toksai jisai nuobodus, turiu jam pagražinimų. Tai štai tokį burbulą dėsim ant viršaus ir viršūnę. Kaip manot, gerai atrodys? Nu, laisvumo beveik nėra, tai mes jį užmausim, čia privirinsim ir taip pat prie jo privirinsim šitą. Gausis toks įdomus. Dar reikės kažkokios ausytės virviai kelt pasidaryt. Na, tai ką, pirmą prisivirinam gal šitos dalykus. Taip, tai pirmoje eilėje, ką mums reikia padaryti, tai apsišveist virinimo vietą. Reikia pasimatuoti, kur čia maždaug jisai bus. Nežinau, kaip čia išstatyti lygiai dar. Tai truputėlį didesnis negu vamzdis. O taip, turbūt užmausim, kad jis atsiremtų. Tada tikrai žinosim, kad lygu. Tai pasižymim iš karto. Maždaug kur čia šveistis. Kur virinsim. Ir apsišveisim. Nu, apsišveitėm. Dabar maunamės jį. Ir galėsim susivirinti. Taip, truputį reikia jį kilstelt. Ir galvoju, kaip čia geriau padaryti. Nes man turi būti daugmaž vienodas tarpas. Labai nedaug reikia pakelti. Toj rasim kažką mes čia pakišt. Gal toks kažkoks tiks? O, kaip tik. Ar biškį? Nu va. Panašu į teisybę. O taip. Gerai, nu ką, virinam. Nu štai. O ką, dabar dar ir prisivirinam iš karto spigliuką. Maždaug žiūriu iš akies ir tikiuosi gausis lygiai. Nu va. Kaip jums atrodo? Aš tai sakyčiau labai gerai, ne? Pasuk. Dabar galvojau, kaip čia padaryti virvės užtempimą. Ir va čia, kur gaminu savo stovelius, pagalvojau, gal visai gerai, va toks bus, ne, va čia, ne taip, o taip. Privirinu ir per čia virvę, žemyn. Aišku, čia gali pjaut virvę, gal apšveisim biškį. Bet kol kas nesugalvoju aš kaip čia, o čia iš vis galima galvo, taip. Padaryti dar tokius, na, gal per daug. Bet šitas dalykas man gal visai ir patinka. Virvį pakelt pačią vėliavą iki va šitos vietos. Arba taip. Taip gal. Bet taip nebus tik tais perkištų. Taip galėčiau, pavyzdžiui, žinai, su kokiu ilgu pagaliu šik ir užkabinėti. Kaip kabliukas. Tai gal jį patrumpinti ir va tokį daryti. Nu tuoj pagalvoju. Ir taip galvoju, nu visgi nusprendžiau dėti jį
kažkaip nieko mandresnio nesugalvoju. Gal šiek tiek patrumpinsiu šį. Truputėlį atsipjausiu. Manau, kad gražiai. Na, vieną prividinam. Tai reikia mums antro ir apačioj dar. Tai aš galvoju dabar. Taip. Nuo apačios mes kažkur tai dėsime, sakykime, 1,20 m į žemę. Betonuosime. Plius, kokiam čia aukštį gali būti patogu, 1,60 m. Tai 1,20 m ir 1,60 m, 2,80 m. Na tai jo, antrą šitoj va vietoj kažkur tai padarysim. Ir bus pats tas. Ok, tai darom antrą. Taip, tai dar kartą matuojamės 2,80 m. Truputį apsišveisim. Ir prisivilinam ausytę, prie kurios jau ryšim virvę. Kai iškelsim į viršų, tada čia reikės apvynioti. Aš taip suprantu. Tikiuosi taip darau. Nesu specialistas šitų dalykų. Nu va. Kaip ir viskas. Dar truputėlį apsišveisiu. Pavirinimo vietą. Ir galima bus dažyti. O kol bus dažai, galėsim eiti išsigręžti skylę. Taip, turiu čia universalių matinių juodų dažų, balionėliais. Tai purkšim. O žiūrėsim po to, jeigu vdruk pradės rūdys lysti nuo šitų balionėlių, tai tada pavasarį statysimės pastoliukus ir tiesiog nusidažysim per naują. Jau su geresniais dažais, kaip hameritų ar dar ką nors. Dabar, manau, bus gerai ir su šitai. Negailėdamas, riebiai užpurkšiu. Arba vieną kartą dabar papurškiam va taip va, ir po to dar kartą pereisim. Turiu 3 balionėlius, tikiuosi užteks. Gerai, tai aš ką? Nusidažau jį visą per ilgį ir prisijungiu atgal. O, atsinešiau savo grąžtą, kurį naudoju tvorų statybai. Ir galvoju kažkur va čia šį kelti. Manau, čia tinkama vieta. Jo. Ką, bandysim užsikurti? Tai kur yra kažkiek. Seniai nekurtas. Nepasiekė kūro. Jis turėtų užtekti išgręžti vieną skylį. Nu, į ką ateisiu to? Lygtai spampuoja. Taip. Šitas. Bandom, ar jis užsikurs aplamai. Aha. Seniai nekurtas. Stop čia lygtais. Patsosas. Biškai su oru kažkaip traukia. Pompykė. Nu kuro atsinešiu. Galimai mažai. Opapa.
O. Užteks, daug nepilu, nes jau jis keliau žiemai, jau buvo nukeliavęs. Bandom. Ško nebeveikia mygtukas užgesinimo, reiks tvarkyt. Taip, manau, man reikia čia atsinešti prailgintoją, nes čia yra tik metriukas. Biškį reikia giliau. Taip, tai pamatuokim, kiek mes čia išsigrėžiam. 60. Tai dar dadėsim pusmetrį, turiu ir metrinį prailgintą. Galvoju, kur mano kastos reikia čia biškį nusivalyti. Kai visą laiką. Tai ką tik pirkau naują kastą. Kur aš jį padėjau. Einu susirasiu. O. Naujo kasto taip ir neradau. Po to su grebliuku čia prasėsim, išvalysim. O, dedamės dabar prailgintoją. Gręžiam giliau. Taip, šitas. Ką, varom? Ką, matuojamės? Manau, kad užteks. Metras 15. Na tai beveik į mano metrą 20 tinka. Nežinau, ar dėtis dar metrinį ir dar 10 comų kokių paleist. Bet man atrodo metras 15 per akis, kaip jūs manot. Čia vėliava bus, kad nenupūstų. Ta skylutė 15 gal reikėjo 20 gręžti. Bet neturiu grąžto 20. Gerai, manau, užteks. Dabar apsitvarkom čia tuos smėlius visus. Einu grebliuką atsinešiu. O, radau ir lopetą, kol greblį ieškau. Greblys jau mano labai pavargęs. Toks. Čia šiaip galima į šitą duobę suvaryti. Nu, apsitvarkėm. Tai dabar ką? Reikia maišyti betoną, nes stulpą
ir dėt, bet neturiu betono. Tai važiuoju, dabar nusipirksiu, kol stulpas džiūna ir betonuosiu. O, visgi pasididinau skylę. Tai pasidariau 1,60 m. O, pasižiūrėkit. O taip va, išsigrėžiau iki čia. Pagalvojau, kad geriau tegul būna biški giliau. Taip, vandenukas. Kibiriukas. Prailgintas, bet kaip tyčia kyla vėjas. Tikiuosi pavyks normaliai įsistatyti. Ir atsinešti cementą. Taip, tai čia nusipirkau Mito betoną. Sausą betoną vadinamą. 2 maišus, turiu dar vieną garažę, jeigu ką. Bet turėtų 2 maišus po 25 kilus. Turėtų užtekti. Opa. Žinoma, mane tas vėjas dabar visiškai neramina. Sipilam vandens. Pasiėmam mikseriuką. Ir išsimaišysim. Tas betonas sunkus, 2 maišus iš karto nešiau 5 kilų. Nu, biškį įsipilsime ant dugno pusę kibiriuko. O dabar bandysim nešti. Nežinau, kaip čia man vienam pavyks. 9 metrai pasimatau. Jūs biškį iš toliau pastačiau. Einu neštis. Kažkaip tai. Jo. Kaip tyčia, penktadienis visi dirba. Paskambinau vienam kaimynui, kitam kaimynui dirba. Nėra kam padėti. Nu nieko. Gal kažkaip įsikišiu. Papa. Kol kas taip. Toj biškiai kvapą atgausiu ir bandysiu statyti. Sunkus. Senelis storis ten, matau, gal 6 mm. Ne šiaip sau. Mums dukas. Kol matau, biškį iš karto padažysiu. Na. Nu ką, manau, kad bandom. Kiek matau, vis tiek čia teks dažyti, bet jau pavasarį. Taip, čia į duobę.
Susirišam diržus. O, papa. Ir kiek įmanoma keliam. O, papa. Nu va, pavyko. Jėga. Jau neturėtų niekur nukristi. Nu jo. Eina savo. Nežemas toksai. Labai gerai. Pilam toliau betoną. Taip, tai dabar dapilsiu, ką čia turiu. Iš karto maišausi antrą maišą. Tada bandysim išstatyti. Labai beje šitie kibirai patogus. Guminiai vadinami. O, biški po biški pastatysim. Maišom antrą kibirą, iš karto manau, kad čia visas tilps ir gal dar trūks. Galim biški bandyti tiesinti. To gali būti ir labai sunku ištiesinti. O, gal ir užteks. Einu atsinešiu gulšiuką, pabandysim išstatyti tiesiai. Turiu va čia, kai aš tvorom užsiemu, tokį va Stanley gulšiuką, iš 2 pusių, magnetinis. Ir jį užsidedi va taip ir matai 2 kraštinės. Tai žinai, kur į kurią pusę stulpą reikia padengti. Taip, šitas daug maž. O, šitą daug reikia. Tegul nustoja siūbuot, kol vėjo nėra, bet panašu, kad stovi lygiai. Pilam betoną atgal sakau. Toliau. Žiūrim, ar čia užteks, bet man atrodo užteks. Bus kaip tik. Nu, tik. Nu, super. Nu, lašiuko trūksta, bet čia dar geriau. Kad ne iki pačio viršaus. Dėl to, kad nekilnotų po to. Kaip jis. Kažko man nedirba šiandien liežuvis. Ledas, kad netyčia neiškeltų. Ir galim biški su pagaliuku tiesiog patrombuot. Beveik nesukrito. Skystesnį dariau specialiai, kad gerai užsibetonuotų. Taip. Dabar žiūrim. Šitas pusės labai netgi gerai. Dabar dar taip pažiūrėsim. Nu, mano nuožiūra. Biškiai tą pusę reikia. O taip. Aš dar palei namą savo žiūriu. Namas tikiuosi tiesis. Ir čia pagal garažą yra kur kraštinių, žinai, pasižiūrėt. Šitą norėtųsi biškiai ten. Nors gulšiukas rodo atvirkščiai. Tai gal taip ir paliksim. Dabar galvoju. Kurią pusę dažniausiai vėjas pučia?
A? Žiūrėkit, koks aukščiai gavosi. Nežemas toksai. Taip. Kurią pusę atsukti? Va šiandien pučia į ten. Bet aš, kiek atsimenu, gamindavau per lietų, per vėją, tai visą laiką man į veidą pučia. Tai į tą pusę, manau, ir atsuksimės dabar, kad vėliava būtų, kol dar galim. Va taip. Ir viskas. Kol kas paliekam paskinkti. Po to kelsim vėliavą. Maniau, dar noriu į tą pusę, aš nežinau, kodėl man taip atrodo. Gal čia neligumai kokie gulšiuko. Nu. Arba kai sukau, pasikreipia biškį. Čia gerai. Nu, dabar jau gerai. Nes mano akis tai neapgauna. Dažnai matau, kad reikia. Nu, va dabar pusę velnio. Dar pasitikrinsiu su paprastu gulšiuku. Nu. Gerai, jebra, tegul džiūna. Prisijungsiu jau, kai kelsim vėliavą. Na ką, nieko nelaukiu, aš iškelsiu vėliavą, kad jums parodyt. Tai taip, kad ne aukštyn kojom svarbu. Vandenuką patrauk, dar pamerksiu. Taip. Vienas. Ir antras. Čia dar pririšim. Nu va, galim kilt į viršų. Čia gerai? Gerai. Keliam. Ir čia užmaunam. Nu, vėjas nepučia. Kai stačiau stulpą pūtė, dabar nebepučia. Nu va, dabar mano kiemas papuštas Iron Monkey Garage vėliava. Nu, labai gerai. Užskaitau. Liuks. Nu, štai tokį darbą atlikom šiandieną. Esu labai patenkintas. Ačiū Flagmanas LT. Žiauriai dėkingas už šias gražias vėliavas. Tai jeigu ir tu nori užsisakyti savo kažkokią tai gražią vėliavą, nesvarbu kokia, ar tai bus lietuviška, ar tai su jūsų logotipu, užrašu, reklaminė vėliava, kreipkitės flagmanas.lt, jums tikrai padės, prisiminkite, kad nuo Iron Monkey Garage padarys nuolaidą. Viską palieku šiame aprašyme, o dabar su jumis atsisveikinu ir iki greito. Vėlė.